Labas rytas. Čia tie, kur miegojo šalia manęs, jau seniai išėjo. Jie greitai čia susirinko žaislus, išgėrė kavos ir išėjo. Man čia užtruko gerokai ilgiau. Viską nufilmavau. Čia pasirodo vyksta kažkoks ultra bėgimas. Tai čia privažiavo mašinų, automobilių. Čia turėtų, kaip suprantu, tie bėgikai dabar prabėgti iš tenais. Nežinau, matot, iš ten turi atbėgti ir per čia, va, čia. Pro čia ir tenais nubėgti, iš kur aš atėjau. O man kaip tik ta pačia trasa reikės eiti ten į viršų. Tie bėgikai man trukdys filmuoti ant to pačio tako. Bet nieko nepadarysi jau čia. Reikės kažkaip dalintis visiems. Svarbiausia man jiem nesimaišyti. Nes vis dėlto vis tiek yra bėgimas. Traumų rizika didelė, jeigu ten dar kažkas pasimaišo, tai gali baigtis visiems. Ten apačioj upė santaka yra iš tikrųjų. Iš ten ateka viena upė, iš ten ateka kita upė. Ir čia jau susijungia. Iš tikrųjų galima buvo tenais palapinę nusimest. Labai spūdingai būtų buvę, bet kai čia buvo tamsu, tai aš čia nieko nežinojau, nemačiau, bet gerai buvo ir čia labai gerai buvo. Tik tai miegojau labai mažai. Nežinau, pabudau apie 3, gal buvo 3:30 ir viskas nėjo užmigt. Man labai garsiai ta upė ošia. Kai prie jūros esu miegojęs palapinėje, tai problemų nėra didelių, nes tas jūros ošimas, jisai toksai labai ritmiškas su kvėpavimu. O čia ta upė, jinai srauni ir jinai pastoviai bėga. Ir nežinau, man tas ūžimas nepadėjo miegoti, iš tikrųjų nepadėjo. Žodžiu, pamiegojau kokias 3,5 valandas. O dabar baigiu pusryčius. Čia mano pusryčiai buvo su sainukai, kur pirkau Torlaik. Ir kol kas tiek užteks, o po to žiūrėsim. Kadangi vanduo ateina iš ledynų, kalnų upėse vanduo būna labai šaltas. Šitas ateina iš Vignemalė. Šilta nebus, bet reikia nusiprausti. Sustojo pietų pertraukai truputėlį. Suvalgysim proteino batonėlį. Čia bus mano toksai greitas snekas. Reikia judėti dar koridorių, Maskovos nepasiekiau. Liko gal 1,5 kilometro iki jo. Bet čia be galo gražu, tai daug kur filmavau, labai lėtai judu. Čia kol kas kilimo buvo nedaug. Pagrindinis kilimas dar visas laukia. Man reikės kilti tenais. Nes Vignemalė yra už tų kalnų. Štai kaip atrodo mano batonėlis.
proteino batonėlis, baltyminis batonėlis. Nežinau, parašykit komentaruose, kas galite, kaip reikia taisyklingai kalbėti. Kaip jisai atrodo, tai, nu, ne kaip. Visi puikiai žinom, kaip jis atrodo. Bet nieko nepadarysi, taip jau būna. Čia kuprinė ant tiek viskas susitrina tokiam karštį. 303 laipsniai šilumos šiandien. Tai nėra ką norėti. Supuolė bitės laukinės mane. Žiūrėkit, kas čia vyksta. Iš visų pusių. Reikia iš čia varyti, nes jos tuoj mane sugels, man atrodo. Renkuosi žaislus. Žiūrėkit, ką radau. Reikia parsinešti trofėjų. Ši trobelė pastatyta dėl to turbūt, kad tiem, kas lipa į Vignemalę, kad jeigu blogom oro sąlygom, kad būtų kur prisiglausti. Čia nėra Vignemalė, bet Vignemalė yra už šitos viršūnės. Man dar nuo čia reikės pasikelt 400 metrų į viršų. Ir iš viso 4 km atstumas, bet labai statu. Ir ten sniegynai viršui. Reikės kačių. Bet dabar man reikia pasimti vandens. Nėra jokių žymėjimų, tai nežinau. Pro kairę pusę ar pro dešinę pusę į to krioklio man. Kažkuria pusė turi eiti. Kai praeisiu tą koridor Moskovą, kai ten pasikelsiu, atsidursiu ant Vignemelė karūnos viršui. Vignemelės yra tokia kaip karūna, daug viršūnių. Kiek tiksliai viršūnė aš jums nepasakysiu. Visa viršūnė Vignemelės atrodo, kaip kad būtų buvęs kažkoks ugnikalnio krateris. Įsijungia mano navigacija. Kas čia dabar? Garminas, come on. Kur jau išsijungia? Kur aš buvau? Ai. Tai žodžiu, atrodo viršūnė Vignemelės, kaip kad koks buvęs ugnikalnis, nes atrodo kaip krateris. Ir kai viduje kraterio faktiškai yra ledynas. Ledynas yra antras didžiausias visuose Pirėnuose. Didžiausias yra prie aukščiausios Pirėnų viršūnės Aneto. Apie tai dar mes pašnekėsim vėliau. Mažai pusryčių buvo šiandien. Ta pertraukėlė su tais 2 batonėliais. Ne kažką aš gelbėjau. Galima būtų buvę įsidėti žeminę striukę. Nes Vignemelės viršui gali būti ir apie 0. O aš turiu tik tai tokią striukę nuo lietaus ir nuo vėjo. Ten šilumos iš jos negausi. Bet aišku, geriau nei nieko. Blogiausiu atveju turiu emergency maišą. Gavau keletą komentarų iš buvusių iš esamų bičiulių, bet Vilniečių, su kuriais kartu seniau laiką leisdom Vilniui. Sako, pagyvenai jau tu kiek metų užsienyje, pamiršai kalbėti lietuviškai. Gal ir taip, bet vis tiek vlogin noriu lietuviškai. Padariau didelę klaidą, kad pasipildžiau vandens apačioj. Aišku, jeigu ten viršų ledynas, turėjo būti čia vandens. Jūs nereikėjo tiek tysti.
Aš šiandien ryte ten pradėjau už to kalno, ten nakvojau ir čia visą dieną jie palei to slėnio iki to raudono namuko tenais ir iš to namuko pradėjau kilti čia. Čia dar ne viršūnė mano, aš turėsiu perėti tenais ir tada per ledyną ir tada viršūnė mano bus. Dar sutintim trofėjus. Očalo! Gerai, pažymėsim trailsą. Dar liko 800 metrų man pasikelt. Buvau sutikęs čia 3 ispanus, grįžinėjau nuo Vignamalės, tai sakė dar man kažkur apie 4 valandas. Tai jeigu spėsiu iki 9:30 bus labai gerai. Man reikia suspėti, kol dar nesutemė, kad galėčiau droną pakelt. Aišku, galėčiau pakelt rytoj ryte, tada jeigu ten dar neaišku, ar bus vietos, kur miegoti tenais, nes jeigu kažkas jau ten miega, ten ta uola nėra labai didelė, o viršūnė ten iš viso vienam žmogui vietos turbūt tik tai miegoti, bet viršūnė gali būti šalta. Žiauriai miego norim. Va ką duoda 3 valandos miego ir sunkiai liposi žiauriai, nes jau sunkiai tysiu aš tą svorį, dar vandens daug reikia neštis, tai bet panoramos tai atsiveria. Daug viršūnių išlenda po truputį. Gražu. Yeah. Visi iš čia atėjo, bet nematau niekur ant sniego žemių, kur jie ėjo. Kaip taip gali būti? Man gal reikia kirsti kitą pusę, bet ten vėlgi nežinau kur. Sakyčiau, kad kilt sniegu, bet nematau niekur žemių. Niekur visiškai. Tupikas. O shit, aš jaučiu per anksti būsiu kirtęs tą sniegyną. Ar jisai taisyklingai mane mato ant GPS? Man atrodo, gal aš gerai... O, čia rodo, kad aš 5 metrus nuklydęs.
Dėl to aš nematau niekino pėdsakų. Aš ne čia. Nerandu kelio. Rodo, kad aš 45 metrus nuo savo maršruto nutolęs. Į 45 metrų taip turiu eiti. Radau žymės kramponų. Čia eita kažkino. Akmenų šviežiai prikirtę. Negalvoju, kad su katėm tai bus vėlu. Dar aš galvoju, kad praeisiu gal be kačių. Oh my god. Nežinau, kaip suspėti iki uolos, kol saulė nusileis. Čia atrodo, kaip yra praėjimas. Nežinau, ten perlipus reikia nusileisti. Jeigu ne, reikės grįžti vėl čia. Bandykit to namie. Atsigerti. Nežinau, ar čia mano patirties toka, ar čia tos katės lievos, čia tokias katės pirkau pigias, nes galvojau užlipti čia į tą viršūnę ir po to išmesti, kad jų nesinešiot. Bet dar planuoju keltą viršūnį, kur gali būti, kad jų reikės. O dabar, kai pažiūrėjau čia, tai dabar be kačių tikrai nerizikuočiau niekur. Ten, kur buvau pasiklydęs ir būdinau, ieškojau kelio, sudeginau daug laiko, sudeginau valandą daugiau ir jėgų, nes aukštyn žemyn. Dar man liko pasikelt faktiškai 130 metrų, kas nėra labai daug. Palyginti su tuo, kiek šiandien pasikėliau, čia ne viskas, kas šiandien pasikėliau, čia nuo to namuko tik tai.
kur aš pasikėliau. Nuo šito namuko raudono, čia kur buvo pačiai, nuo raudonų stogų. Jūs nesulaužiau kameros kupriniai dabar, nes atsilenkia kupriniai stipriai. Viena pusė. Ir kačių. Aišku, būtų lengviau, bet man atrodo, kai perlipsiu šitą val, reikės kačių, tai nenoriu nusimti. Matau saulės šviesą jau. Tai gal kažkas gero bus. Neaišku, kaip ten kitoje pusėje nusileis dar reiks. Man atrodo, aš ne į tą užlipau. Ai, man čia dabar rodo 4 reikia eiti. Įdomu, iki kur man to 4 reikia eiti. Nemėgstu aš tokių trasų. Oi, nemėgstu. Ar pasakyk, man čia reikia lipti dabar? Man atrodo, aš ne tuo keliu kilau. O dabar man nusileisti juo. Tai su kuprinė be šansų jaučiu. Su šansais, bet labai sunkiai. Man atrodo, man reikėtų mes kilt šonę. Shit. Nepagalvoju apie tai. Čia neaišku, ar galima pereiti. Dabar. Lemba. Reikia leisti šeimingai jaučiu. Nieko nebus. Žiauriai didelis akmuo, man krenta ant kojos. Patrauksiu koją, nežinau, kas bus. Bet jisai liko čia kabot. Nežinau, ar jį nuleisti, ar palikti čia kabot. Jisai žiauriai pavojingas. Šitas akmuo. Jis man krito ant kojos. Sulaikiau su koja, bet jisai žiauriai sunkus. Bet man pasisekė. Man žiauriai pasisekė. Jis būtų man nunešę žemyn. Jisai mane būtų nunešę žemyn, jį reikia numesti. Ne, gal nemesiu.